Reikėtų jau ne tik netikėtumo faktorių, bet ir viso stebuklo verto scena. Varžu ten 6 numeris Donatas Petrauskas. O šiaip pertraukėlę naudojasi ir kiti komandų žaidėjai. Pasitvarkyti, užsirišti batu. Perdavimas antrajam numeriu Baranauskui. Čia vienas iš retesnių bandymų. Jų nėra. Ir kitos rungtynės buvo žaidžiamos Tauragėje. Tuomet Tauragės epizodu. Kitas baigėsi galbūt aštresniu bandymu smūgiuoti. Čia šokas su kamuoliu. Kalbant apie šio sezono rezultatyviausius ekrano žaidėjus, be tų minėtojų Buinickio ir Tomkevičius, tai buvo dar ir Kavaliauskas, Rimkevičius ir Egidijus Varnas. Čia žan pusėje esantis Kornelijus Timofejevas irgi nėra veteranas, jam yra 21 metai, taigi 2 vartininkai jauni, kuriems vis kartu Buinickis negauna kamulio. Ir jį perima Harkazija kartu su Malkekazijai. Jis dar spėja grįžti su kamuliu, kiekybinė persvara nėra tokia maža ir Tauro komanda bando atlikti pavojingą spyrį. Janilionis, 23 numeris. Harkazija jau su kamuliu ir pražanga prieš šį. O atrodo Marijampolėje vyksta įdomus dalykai. Antrąjį įvartį muša viskas. Ten vyksta ir toliau pagal įdomų scenarijų, o mums nuo to tik įdomiau. Sirgaliai atgijo ir visas personalas, kuris nori įvarčio. Čia Tauras pamažu perima šiokią tokią daugkartinių šalies čempionų ekranu. Čia Harkazija arčiau vartų. Ojojoj, ten galėjo būti pavojinga jo tikslių smūgių į vartų plotą. Vulpė, atsiprašau, tai buvo Harkazija. Dabar Vulpė, Žanas varžovo aikštės pusė, ko nematėme visą pirmąjį kėlinį. Ir po pirmojo jo pirmi prisilietimai prie kamulio. Harkazija. Padavimas Meištininkui. Meištininkas atgal Harkazijai. Ir žaidžia tarpusėje šie 2 futbolininkai. Čia gali būti pavojinga. Ir komandos personalo narys bando atgaivinti futbolininką ir pastatyti jį ant kojų tiesioginę to žodžio prasme. Šlubuoja legionierius. Ką reikėtų daryti? Janilionis. Žaidžia su Harkazija. Dar kartą apsigina Tauro komanda. Sėkmingai žaidžia gynyboje. Harkazija. O kas čia dabar reikia smūgiuoti aukščiau vartų? Smūgiuok!